Yra posakis, kad tik antrą ar trečią namą galima pasistatyti be didesnių klaidų. Kad tik pat pamokų ir bandymų neprireiktų ir tveriant tvorą, pravers profesionalų patarimai. Pirmas žingsnis. Savininkui tenka apsispręsti, ar tvora būtų tik valdos riboženklis, ar atliktų daugiau puošybinę funkciją, ar suteiktų valdai privatumo. Prisipažinkime, tvora taip pat atskleidžia santykius su kaimynais ir parodo mūsų pačių skonį ir vertybės. Manau, kad šių namų savininkai yra padorūs, geri ir tvarkingi žmonės, kurie tikrai rūpinasi ir naudoja, sakykime, ir mediena ta pati. Yra ekologiškas produktas, kuris yra, kaip reta Lietuvoje, iš mūsų, sakykime, iš tų atsinaujinančių resursų, kas irgi yra labai svarbu, kad nenaudojam kažkokią įsivežtinę žaliavą, o naudojam būtent mūsų kažkokią lietuvišką žaliavą. Tvorų tvėrimą geriau patikėti profesionalams, nes jie naudoja tam tinkamai paruoštą pačią medieną. Pati mediena turi būti apdorota taisyklingai ir būtent tai reikėtų namų valdų šeimininkui labai atkreipti dėmesį, kaip ta mediena paruošiama. Iš kokios, sakykime, iš pačios, sakykime, pradinės fazės, ar jinai pjauta turėtų būti iš žalios medienos, iš pačios medienos vidurio. Ir mediena turi būti išdžiovinta. Lauke džiovinama yra apie 16 + - 2 procentai, turi būti drėgnumas atitikti. Po to mediena turėtų būti impregnuojama. Impregnantas apsaugo medieną nuo grybelinių ligų, nuo pelėsių ir nuo kenkėjų. Tačiau vien impregnuoti medieną tvoroms neužtenka. Impregnantas yra geras dalykas, tik tais reikia įvertinti vieną dalyką, kad impregnuoti reikia kas keli metai. Tai reiškia, kas 2, 3, 4 metai yra iš naujo perdažoma tvora, tom impregnantų reikia padengti. O impregnantas iš tikrųjų nelabai apsaugo nuo vandens, nebent būtų giluminis impregnavimas. Tai reiškia, jis yra giluminis, tai yra vakuuminis, kada yra aukštų slėgių įspaudžiamas impregnantas į medienos struktūrą, tai va šita apsauga yra labai gera, bet būtent su giluminiu impregnavimu tų spalvų gamų yra sudėtingai ir išgauti, nes yra dažniausiai naudojamas vienas impregnantas ir spalvos būna žalios arba rudos dažniausiai. O jeigu yra pas valdos savininko pageidavimai kitokie, taip yra sudėtinga. Aš rekomenduoju rinktis pilną komponentą, tai reiškia mediena turi būti impregnuota ir plius nudažyta 2 kartus. Būtent. Tai tada tvora išlieka ilgaamžė, tarnauja ilgai, ant tvoros medienos detalių nestovi vanduo. Tvorų specialistai pataria rinktis kokybiškus dažus vandens pagrindu. Nelengva apsispręsti, kokia spalva dažyti tvorą, derinti prie stogo ar prie namo fasado. Pateikdamas savo subjektyvią nuomonę, tai pasakau žmonėm, jeigu tvora būna vienodos spalvos kaip namo fasado, tai žiūrint iš gatvės pusės ar iš išorės kažkaip susilieja ir gaunasi toks monotoniškumas. Neišsiskiria nei namo fasadas, nei tvora. Šiaip dažniausiai tvoros žiūrisi, kada jos yra artimos, sakykime, langų spalvai, stogo spalvos dangai, arba būna namo vienas iš akcentų būna medienos pakalimai. Naudojama tvoroms spygliuočių, eglės, pušies, rečiau maumedžio mediena gali būti obliuota ir šiauštų paviršiumi. Obliuotos medienos tvoros atrodo estetiškiau, tačiau tarnauja trumpiau. Kitu atveju yra mediena parenkama skandinaviško tipo, kaip mes dažnai vadiname, arba, sakykime, jinai būtų tokio grubaus apdirbimo, šiaušta mediena. Šiaušta mediena jinai suteikia galimybę dažam įsigerti ženkliai daugiau į tos pašiauštus plaukelius ir dažai tarnauja ženkliai ilgiau. Bet yra sudėtingai išgauti tada tą estetinį vaizdą, nes jinai labiau gal taikoma yra tokiuose vietose, kur sakykime, yra kaimo sodybos, kur yra vienkiemiai. Sakykime, šitai tvorai, kur dabar mes šiandieną montuojam, tai yra parinktas toks tarpinis variantas. Jinai yra, jos krašteliai yra šiek tiek apdoroti, kad nebūtų status kampai, kad nebūtų galima pasižeisti pirštų ar rankų liečiantis prie jos, bet pati struktūra yra šiaušta. Taip pat labai svarbu pasirinkti tinkamus medvaržčius. Papasakosiu, kuo tas varžtelis yra ypatingas. Priekinėje varžtelio dalyje yra tokios įpjovėlės. Jos yra matomos iš vienos pusės, iš kitos. Čia jis atlieka graštelio funkciją.
Tai reiškia, kada gręžiasi į medieną varžtelis, jis prapjauna savo takelį ir mediena nėra draskoma. Dar yra labai svarbus aspektas, kad sukant tvoras nebūtų sriegis iki galvutės galo. Kadangi turi būti tarpelis, kuris suteikia galimybę įsisukant per lentutę į varžtelį, prisitraukia žymiai stipriau varžtelis pritvirtinančios detalės. Tai reiškia, jis neatsistumia, o būtent pritraukia stipriai. Čia yra tokie rombeliai specialūs, kurie įeinant į medieną medvaržtėlio galvutėj, jie jį prasriegia, kad galvutė lygiai su medžiu gražiai ir įsisuktų, nesudraskydama medienos struktūros. Vienas iš dažniausiai užduodamų klausimų tvorų profesionalams: ar reikia betonuoti pamatą? Lietuvoje kažkaip gal yra nusistovėjusi praktika, kad žmonės mėgsta pamatėlius, bet kita vertus, kiek man yra tekę pasidomėti, užsienyje pamatėliai tai yra labai išskirtinais atvejais naudojami. Tai, sakykime, tie atvejai būtų tokie, kada galimas grunto kažkoks linkimas arba labai didelis žemės grunto perkritimas, reiškia, yra labai kalbu apie vietelę. Ir šiaip aš manyčiau, kaip iš savo patirties, kad pats pamatėlis vaizdo iš tikrųjų sklypui neduoda. Jo estetinio vaizdo nėra, nes pats kaip betonas, jis, manyčiau, kad galbūt ir yra toks kaip ir atgyvenęs. Asmeniškai man patinka, kada yra įbetonuoti metaliniai stulpeliai. Šiuo atveju pamatą tvorai šeimininkai jau buvo išbetonavę anksčiau. Taip pat jau buvo įbetonuoti ir metaliniai stulpeliai. Čia stulpeliai buvo metaliniai. Ir būtent su šeimininku pasitarė, priėmėm tokį sprendimą, kad galbūt tie metaliniai stulpeliai nelabai dėrės. Tai būtent mes apgaubėm tos metalinius stulpelius medinę konstrukciją. Ir ta tvora, taip, iš išorės, jinai visiškai atrodo, kaip jau ir būtų medinė. Tik matosi apatinė dalis, kad yra įbetonuota į pamatą. Tai būtent čia sprendimas, kad išorinis vaizdas parodo, kad ta tvora yra visiškai medinė. Nors būtent stulpeliai rekomenduočiau galbūt ir metaliniai geriau yra, nes jie vis dėlto yra ilgamžiškesni. Štai ir visi svarbiausi patarimai iš profesionalų, kurie dirba su mediena ir tvoras tveria apie 20 metų, apie 100 tvorų per sezoną. Kada žmogus mėgsta tą darbą ir kada jį nuoširdžiai myli, tai kiekvieną darbą, kad ir patį paprasčiausiai ir atlieki sąžiningai ir kruopščiai. Ir aš nelabai skirstau, kad jis gali būti, nors ir daug kartų tas pats darbas kartojamas, bet jis vis tiek yra, man asmeniškai jis yra malonus ir padaryti gerą žmogui tai yra didelis privalumas.